Šitas ženklas reiškia nenaudoti peilio atlupant. Jei naudosi peilį, tai va taip subraižysi. Taigi, vot, prašau pažvelgti mano katalinę skalbyklę. Čia yra mano džiovyklė, čia mano skalbyklė, o čia mano visa katalinė. Čia yra šitas boleriukas, o čia yra visi baisius dalykai, kuriuos po šitą lentyną. Plokštė šita, kodėl čia aš ją pjaustau, aš čia naudoju, čia iš vis į dizainą neįtinka, bet nuo virtuvės liko ir aš tingėjau vežti ją atgal grąžint, nes yra labai daug reikalų tokį ilgą nuvežti. Tai aš čia va ją sudūriau, prailginau. Su anklijų viską priklijavau, porą varžtų įsakau, viskas jinai va. Ši buvo projektos čia dar atramą padėti, bet po kol kas čia jos net ir nereikia, tik tai nereikia ant jos sėsti. Ir čia dabar pritvirtinsiu begelį ir užuolaidą. Čia visų užuolaidą viską susitrauksiu, dar liko tų plokščių man, tai čia dar kelias lentynas. Ir tada visą šitą chlamiecą išnešiu lauk ir čia atsinešiu savo lyginimo lentą ir lyginsiu trobelės rankšluosčius. O kad čia nebūtų man tamsu, matot kokia lemputė, čia įmontuosiu 40 vatų lėdą, 2 metrai po 20 vatų. Specialiai didelis, nes kaistas toks galingas lėdas. Ir čia prie to pagalio aš jį prisuksiu ir kai gal šia šviesos tai maža nepasirodys. Va, Elmitra atvažiavo, paleis garantinį išrašys mano šildymui su Ilumos siurbliui. Aš lyginsiu tave. Monas nėra tai, ką vyras veikia, pusę 11. Lentynas tvirtino įrankiukų atsinešęs. Gipsą va tokio tipo man labiausiai tokie atrodo faini, kur jau tokie jau prastesni gal, bet va čia suvariau tai tokius, kur dar ten biškį ir įsiskečia galas, nu žodžiu. Tom, tadadam, tom, tom, tom. Nu visai gerai. Lentynėlė, čia bus prikrauta buteliukų, gražioji spintelė. O čia gražusis meistrelis. Nesvarbu, kad čia jau yra trečias mygtukas, kurį paspaudus įvyksta stebuklas. Opa! Pagaliau, nebe šitą lemputę, o šitas 90 CRI ledas, kur labai gerai atkuria spalvas. Galit pažiūrėti, visi apgamiukai, viskas labai aiškiai matosi.